Sveiki, esu Lina iš Ligni. Mes užsiemame medienos gamybą. Medieną konstrukcijoms, apdailai ir komfortui. Na ir šiandieną svečiuose turiu Arną. Labas, Arnai. Sveiki, Lina. Su kuriuo mes dirbame jau ne pirmus metus. Prašau, papasakok, kuo tu užsiemi? Aš esu Arnas Vaitaitis, užsiemame stogų dengimu. Mano įmonė, kaip ir vadinasi, Stograma. Pagrindinis mūsų verslas ir siekis tai yra stogų dengimas, ventiliuojamų fasadų įrengimas bei užsiemame terasų įrengimu. Kokių objektų daugiau turi? Stogus daugiau dengiat ar terasas sandėlius? Pagrindė vyksta stogų dengimas, terasos stengiamės daugiau, kai įdomesni projektai vyksta, didesni projektai, tai stengiamės tokius projektus imti į savo užsakymus. O pagrindas yra stogai ir ventiliuojami fasadai, tai yra mūsų kaip ir arkliukas. Supratau, o dabar stogai gali būti šlaitiniai, gali būti prilydomi stogai, gali būti pramoniniai arba fizinukų žmonių namai, kurios objektus dažniausiai dirbame su visokiais stogais, tai reiškia, gali būti šlaitiniai, gali būti prilydomi, neišskiriam, taip pat dirbam su pramoniniais, dideliais objektais, galim dirbti kaip ir pas jumis, toks tikrai įdomus projektas buvo, įdomu buvo pradėti ir džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti. Labai smagu, kad užsiminė apie mūsų projektą, kaip tik ir norėjau padėkoti. Ačiū, kad buvot vieni iš tų pirmųjų, kurie prisidėjo, tai pirmiausia demontavot mūsų gamybinių patalpų stogą, taip? Taip, pirmiausia, ką mes padarėm, tai demontavom santvaras ganėtinai senos. Tačiau įvertinus visus niuansus, paskaičiavimus atlikus, ekonominius, nusprendėm palikti tas senas santvaras, nes jos nėra kažkaip pažeistos, o išlieka kaip ir tvirtos, viskas su jomis buvo gerai. Todėl mes jas demontavom, atitinkami susidėliojom pagal eiliškumą, kadangi visas pastatas yra apie 25 cm išsikraipęs, nuimkim įstrižai, nes netitinka. Tai čia vėlgi, buvo mums toksai kaip ir iššūkis, galvojom, kaip čia gausis galutiniam rezultate, bet kaip matom, kol kas viskas kaip ir labai gerai. Galutinis rezultatas gavosi labai puikus ir šaunus. Ir šitas 25 cm paklaida jau ir Audrius Murasta buvo minėjęs, kuris griovė ir tiesino sienas. Su šituo pačiu iššūkiu susidūrė ir Arnas, dengdamas naują stogą. Tad labai džiaugiamės, kad turėjom tikrai šaunią komandą, kuri padėjo mums įgyvendinti mūsų svajonę ir turėti puikias gamybinės patalpas. O grįžtant prie tavo veiklos, gal gali atsakyti, koks tau yra klientas mieliausias, geriausias ir kokio galbūt šiandieną norėtum kliento sulaukti skambučio? Mane visą laiką galima rekomenduoti, privačiam sektoriui. Geriausia, aišku, 4šlaičiai, 2šlaičiai stogai, tai būtų kaip ir labai geras projektas. Dirbame su čerpe, su skarda, galime žvyną dėti. Jokių problemų, turime didelę patirtį, jauną komandą, kas, manau, šiais laikais labai aktualu. Ir kad turi puikų ir šaunų kolektyvą, galiu pritarti ir aš tau, nes šiandieną turime svečiuose pirtyje visą Arno kolektyvą. Komanda yra jauna, energinga, ryžtinga ir svarbiausia supranta, ką daro. Tad ačiū labai, Arnai. Dėkui jums, kad pasitikėjot. Ačiū, kad prisidėjai, kad ir tikėjai ir mūsų idėją. Ir ačiū, kad radom daug iš tiesų teisingų, protingų sprendimų. O šiandieną, jeigu ir jūs planuojate, galvojate keisti arba dengti naują stogą, tai susisiekite su manim, pasidalinsiu Arno kontaktais. Ir šiandieną tiek, linkėjimai Lina iš Ligni. Ir Arnas iš Stogramos. Iki pasimatymo. Iki.